Nežinau, koks aš generolas, pulkininkas. Labas rytas. Labas rytas. Skambinau jums prieš tai, kodėl neatsiliepėt. Dirbau. Supratau, žiūrėkit, Davidai, aš skambinu su rimtu klausimu dėl kariuomenės, iš kariuomenės patruolė leitenantas Genadijus. Taip, labą dieną. Labą dieną, žiūrėkit, kada pasirodysite dėl sveikatos patikrinimo? Aš jau buvau. Supratau, palaukite, kodėl rezultato aš nematau. Kokie rezultatai? Netinkamas. Supratau, netinkamas. Kokia priežastis? Šitnų storas. Storas, aha, supratau. Palauk. Aš žiūrėkit, aš žinokit, buvau Vilniuje, patį Vilnių nuvažiavau. Aš galiu net ir datą pasižiūrėti, pasakyti. Tai viskas tvarkoja, aš to, Davidai, pasižiūriu per savo programą, kas čia vyksta. Kas čia man davė tą paskambinti? To aš pažiūrėjau, čia man nervai nelaikys. Aš supratau, žinai, aš nenoriu trukdyti, bet taip, viršsvoris, supratau, matau, aha. Taip, kas dabar mums... Matau, atsiliepimas parašyta, jūs esat vairuotojas, traktorių vairuojat. Taip, taip. Žiūrėkit, kol kas jūs esate teisingai tame juodajam sąraše, kuris žmogus taip jūs netinkat, bet galimai mėnesio bėgėje bus pakeitimai ir tokius žmonės mes sodinsime vairuoti tankus. Sakykit, kaip jūs dabar galvojate apie tai? Nežinau, žinokit, čia atsakymo tikrai dabar neturiu. Supratau, bet sakykime, kaip pozicija vairavimas didelės transporto priemonės, kaip tankai, pabūklai ir visi kiti dalykai jums negazina? Šiam momentui ne. Taip, sakykite dabar, norėtumėte tanką vairuoti ar ne? Tai taip, tikrai žinokit, nežinau ne kaip atsakyti, nebijau tokios transporto priemonės vairuoti ir kartu nėra to tokio, kad nenoriu. Supratau, bet žiūrėkite, jeigu atsiras tokia pozicija, kad žmonės ties plona riba, kurie galbūt netinka šiai dienai, bet kitą dieną jau gali būti, kad tiks, nes vis tiek mums reikia dabar labai didelio papildymo. Mes duodam šiai dienai pasirinkti, o tada, kai jau jūs pakvies, galbūt jūs būsite tiesiog ar pėstininkas, ar žvalgas, ar dar kažkur kitur. Tai matot, jeigu jau dabar siūlot, tai man gerai būtų tas vairuoti, nes aš ir turiu 3 šitas išvaržas ir kartu turiu patirties su didelė ta technika. Tai va dėl ko aš ir sakau, jeigu turite patirties, tai aš manau, kad jūs kaip tankistas, kapitonas, vairuotojas būtumėt labai tinkamas šitai pozicijai. Supratau, tai žiūrėsiu, žinokit, lauksiu aš jūsų skambučio, ar į Gmailą vėl parašysit, kad šaukiamas, ar kaip. Gerai, Davidai, gerai. Su jumis TikTok. Gerai, dėkui, gerai. Palauk. Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Radio stotis Kušma ir vedėjas Edvardas Šmukšta. Ai, Davidukai, apgaulė. Bet iš tikrųjų aš kažkaip iš tavo balso tikrai jaučiu, kad tu būtum geras tankistas. Kiaurai per visur viską sunaikintum, žodžiu, tikrai jaučiu, kad tu turi tą galią. Dėkoju. Taip, skaitau tau sveikinimą. Brangink kiekvieną dieną. Kažkaip jau įsijaučiau, ne, turiu tikrai perskaityti, kaip yra parašyta. Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau saugok patys save, nes esi labai reikalingas ir svarbus. Būk laimingas, sveikina tave, mama! Tai va, Davidai, būk tankistas, būk traktoristas, būk kuom nori, niekada nepasiduok, mano auksiniai žodžiai. Tik į priekį! Dėkoju jums labai. Jo, gražios dienos ir su gimtadieniu. Ate. Viso gero. Žmogus ant pačio galo susigraudino ir dabar aš jau žinau, ką jis darys. Kai visi vyrai po 50.